Treneri, turbūt netokių šventinių rungtynių tikėjotės, kalbant apie rezultatą, kaip tas vaizdas aikštėje ir kokios mintis sukasi jau rungtynėms pasibaigus šiek tiek praėjus laiko? Dar praėjus, tai nelabai čia daug praėjo laiko to, bet su pirma, tai norėčiau pasveikinti visus su šventom Velykom ir padėkoti taip gausiai susirinkusiems žiūrovams ir mūsų fanams už palaikymą. Aišku, labai gaila, kad šiandien nepavyko pasiekti teigiamą rezultatą. Jeigu taip galvoti apie rungtynes, tai pirmas kėlinys ten buvo pradžia sunkesnė, po to įsižaidėm ir turėjom keletą momentų, kur, aišku, tokius reikia stengtis išnaudotas progas ir tik tais, aišku, tas apmaudus įvartis pabaiga rungtynių, kur truputėlį nevykdom savo susitarimo, kur lengvai pabėga, įmuša įvartį. Tai į Rūbinę antras kėlinys, vėl pradžia antras įvartis ir tas antras įvartis, sakyčiau, tai truputį, net ne truputį, o labai jau stipriai. Negaliu pasakyti, kad užmušė mus, bet tikrai labai paveikė stipriai. Tai vat būtent, kad pirmajame kėlinyje dar atrodo viskas gerai, praleidžia tą apmaudų įvartį, antras praleistas įvartis, atrodo dar daug laiko sugrįžti. Kaip manot, kodėl būtent taip pristojo gal ta komanda? Nesakyčiau, kad ten labai pristojo, aišku, ten kaip bebūtų, Kauno Žalgiris irgi nepėsti, jie irgi moka žaisti futbolą ir žaidžia futbolą ir demonstruoja gerą lygį, turi gero lygio žaidėjus. Aš manau, kad šitos rungtynės tokios, negaliu pasakyti, įdomios mums buvo, bet tikrai gero lygio ir prie tokio palaikymo tai tikrai fantastinė aplinka ir nežinau, dėl tų antro kėlinio, tai mes stengiamės, bet pritrūko mums kažko tai labai. Tai va. Pastaruoju metu ir kažkiek ta startinė sudėtis keičiasi vienoje ar kitoje pozicijoje. Dabar dar ir Giedrius Matulevičius patyrė, panašu, kad gal ir sunkoka trauma. Panašu, kad toks startinės sudėties paieškos vyksta to 11-tuko. Truputį turim problemų šitoje vietoje. Ne tai, kad ten keletas žaidėjų pajuto negalavimus, tai dėl to irgi turėjom daryti rotacijas. Tai tikimės, kad Giedriui ten labai nebus nieko rimto, nors tai vyko prie pat manęs, tai panašu, kad galime jo netekti. Tik palinkėsiu jam sveikatos, nežinau, kad kuo greičiau sugrįžtų reikėtų. Ir pabaigai iš manęs šiandien tikrai vėlgi tokia puikiai nuostabi atmosfera buvo, atrodo dar visai nesenai buvo sunku įsivaizduoti, kad tiek žmonių bus, kad toks anšlagas jau likus maždaug 1,5–2 valandoms iki rungtynių. Jums galbūt ne tai, kad kaip treneriui, bet šiaip kaip futbolo žmogui, kiek smagu ateiti į stadioną, matyti šypsenas, matyti žmonės ir matyti tą futbolo atmosferą. Tai žinoma labai smagu, tai ką sukūrė mūsų, sakykime, backgroundas, klubo, tai tiesiog fantastika, bet sakau, mums, ypač man, tai labai skaudu yra tai, kad mes neparodome to, ko iš mūsų laukia, tai šitoje vietoje tai truputį labai skaudu.